Jei nori mėnulio, nesislėpk nuo nakties. Jei nori rožės, nebėk nuo spiglių. Jei nori meilės, nesislėpk nuo savęs. Taip rašė Rūmis. Kas būtų, jeigu pasakyčiau, kad dauguma tavo sprendimų iš tikrųjų nėra tavo? Kad jie gimsta ne iš to, kas tu esi, o iš to, ko tu bijai. Mūsų baimė yra puikia aktorė. Kartais ji prisidengia logiką, kartais apsimeta sveiku protu arba atsakomybę. Ir mes gyvename savo gyvenimą manydamos, kad mes tiesiog elgiamės protingai, nors iš tikrųjų mes bandome išvengti diskomforto, atstūmimo, nežinomybės. Bet viskas keičiasi, kai pradedi sau užduoti vieną klausimą. Ar tai, ką aš dabar renkuosi, tą sprendimą, kurį aš priimu, tai, kaip aš elgiuosi, ar tai aš darau iš meilės, ar iš baimės? Tas klausimas yra ne tam, kad tu save teistum, prašau, jokios saviplakos. Tas klausimas yra tik tam, kad atsirastų aiškumas ir sąmoningas suvokimas, kas iš tikrųjų vyksta. Šiandien aš noriu pakalbėti būtent apie tai. Kaip rinktis meilę vietoje baimės? Noriu pakviesti tave pastebėti ir atpažinti, iš kur, iš kokios savęs vietos tu iš tikrųjų gyveni. Iš meilės ar iš baimės? Kviečiu tave pastebėti, iš kurios energijos, iš meilės ar iš baimės tu priimi savo sprendimus, nes aš tikiu, kad būtent tame aiškume atsiranda galimybė rinktis kitaip. Ir galbūt, pirmą kartą iš tikrųjų gyventi iš meilės. Ir kai sakau meilė, čia aš kalbu ne apie meilę kažkam, meilę kitam ir net ne meilę sau. Čia aš kalbu apie meilę kaip būseną. tą jausmą, kad tu priklausai, kad tu esi visa ko dalis. Tokia visiška vidinė ramybė, kai tu myli gyvenimą ir viską jame. Labas, aš esu Dangira. Sveika atvykusi į erdvę skirtą moterims, kurios nori išmokti vėl įsimylėti savo gyvenimą, kurios į augimą nori eiti su švelnumu, kurioms atsibodo keistis ir jos nori tiesiog prisiminti, ką reiškia būti savimi. Kviečiu tave šiuo keliu eiti drauge. Aš per pastaruosius keliarius metus vis dažniau grįžtu prie tos minties. Renkuosi meilę. Renkuosi meilę. Vietoje baimės aš renkuosi meilę. Šita mintis man jau tapo mano vidiniu kompasu. Nėra taip, kad baimės aš nejaučiu. Ne, baimė yra tokia pat, kaip ir buvusi, tik dabar aš jau nebekovoju su ja. Priešingai, į baimę aš žvelgiu su pagarba, netgi su dėkingumu, empatija. Aš leidžiu ją egzistuoti manyje ir vis tiek aš renkuosi meilę. Negaliu pasakyti, kada tiksliai pirmą kartą man atėjo tas pajutimas, bet jis atėjo. Turbūt nebuvo vieno tokio grandiozinio momento. Verčiau tai vyko pamažu. Per mano patirtis, per išgyvenimus, per klausimus sau, per leidimą pajausti save. Bet pamažu supratau, kad meilės ir baimės tema gyvena su manimi kiekvieną dieną. Kartais ji prieš mane iškyla stipriau, kartais visai pasislepia, bet niekada nedingsta. Ir kažkur viduje jaučiu, kad aš net ir nenoriu, kad ji kada nors dingtų, nes iš šių dviejų viena kitai visai prieštaringų emocijų man kyla visas aiškumas. Aiškumas, kaip aš noriu, kad būtų, ir
kaip aš noriu tai padaryti, kad tai būtų. O mes taip dažnai gyvename iš baimės ir to net nepastebime. Vėlgi, jeigu tu manęs klausaisi jau kuris laikas, tu vėl išgirsi, ką aš jau daugybę kartų sakiau. Tu negali pastebėti, kokioje energijoje tu gyveni, jeigu tu gyveni vien tik galvoje. Meilė ir baimė yra emocijos. Ir nors dažniausiu atveju jas kuria tavo mintys tavo galvoje, visgi emocijas tu jauti ne savo galva, tu jauti jas savo kūnu. Kai prieš porą metų skaičiau Neilo Donaldo Walsho knygą Pokalbiai su Dievu, kas antrame žodyje aš vis spurdėjau ir linksėjau, taip, aš tai jau žinau. Tas žinojimas jau yra manyje. Aš nežinau kaip, bet aš jau tai žinau. Pagrindinė mintis toje knygoje yra, kad egzistuoja tik dvi emocijos – meilė ir baimė. Ir viskas, ką mes darome arba iš meilės, arba iš baimės. Iš esmės, meilė ir baimė egzistuoja drauge. Tai yra viena linija, viena banga. Dar kitaip sakant, ta pati lazda, viename gale yra meilė, o kitame yra baimė. O visos kitos emocijos yra tik šių dviejų emocijų atspalviai. Ir egzistuoja tarp meilės ir baimės. Net jei atrodo, kad kažką darai iš pareigos, pykčio, arba net jei tu manai, kad tau visai nerūpi tai, ką tu darai, jei pažiūrėsi giliau, vis tiek viskas sueina į vieną iš tų dviejų emocijų. Arba tai kyla iš meilės, kada tu į pasaulį reaguoji iš noro augti, kurti, dalintis, jausti laisvę ir plėstis. Arba tai kyla iš baimės, kai tu į pasaulį reaguoji užsiverdama, apsistatydama gynybinėmis sienomis, kai bandai viską sukontroliuoti arba sumažinti save. Pati baimė, ji kyla iš tos minties, kad tu esi kažkuo kitokia. Kažkuo kitokia nei kažkas kitas, lyg tai tu nepriklausai čia, kad ir kur tu būtum. Ir jei kas nors sužinos, kad tu esi kitokia, jeigu kažkas tai pastebės, tau bus galas. Turbūt net negali įvardinti, koks tas galas, bet vidumi tu tą energiją jauti, tu jauti tą baimę. Ir tau atrodo, kad tokia tu esi viena. Kad tau reikia slėptis. Slėpti tą tikrą esybę, kas tu iš tikrųjų esi, ir parodyti kitiems tik tą veidą, ką kiti nori matyti. Ir dalinai tu jautiesi atsiskyrusi nuo kitų, nuo gyvenimo, nuo kažko didesnio, už tave, už pasaulį. Ir kai taip jautiesi, yra visiškai natūralu, kad tu pradedi saugotis, pradedi lyginti save, kontroliuoti, slėptis. Tu konkuruoji su kitais. Taugi reikia išgyventi. Bet kai tu vėl prisimeni, kad tu esi ten, kur turi būti, kad esi visko pakankama, kad tau yra leistina būti čia ir tu esi visko nuostabi, kad priklausai, kad tu esi visa ko dalis, kai tu vėl priimi tą tiesą į save, viduje kažkas atsileidžia. Ir meilė tiesiog sugrįžta. Ir ji tiesiog yra, be jokių sąlygų, be pastangų. Nes kai tu nebejauti, kad tu esi kažkokiam pavojui, tau nebereikia gintis. Meilė yra tavo prigimtis. Tai yra tai, kas tu iš tikrųjų esi. Dabar mes taip dažnai girdime pasiūlymus, patarimus, kaip išmokti mylėti. Mylėti save, mylėti kitus, mylėti savo darbą, pasaulį mylėti. Bet ne, tau nereikia nieko išmokti, tu jau moki.
Tu gimei mokėdamai mylėti, tu tik tai pamiršai. Ir iš to pamiršimo kyla baimė. Ir tau tikrai nereikia kažkaip stengtis nusipelnyti meilės, ne. Ji jau yra tavyje. Gal tu jos ir nematai, bet ji tikrai yra tavyje. Ir kiekvieną kartą, kai tu priimi kažkokį sprendimą, kai tu sąmoningai arba tiesiog automatiškai kažką renkiesi, tu visada renkiesi tarp meilės ir baimės. Kas šiandien nugalės? Visada visose situacijose, net pačiose mažiausiose situacijoje tu renkiesi sakyti tiesą, nutylėti, o gal meluoti. Net jeigu tas melas yra tas taip vadinamas baltas, nekaltas melas. O gal atsiverti, priimti kitą žmogų į savo širdį, priimti dovaną, komplimentą, priimti gausą, o gal visgi užsidaryti ir viską atstumti. Tu sprendi pasitikėti ar bandyti viską sukontroliuoti. Ir tai nėra apie tai, kas yra gerai ir kas yra blogai. Apskritai, kaip praeitame įraše jau sakiau, aš tikiu, kad nėra nei gerų, nei blogų pasirinkimų. Jie yra visi tavo ir jie visi yra tinkamiausi tik tau. Mes čia kalbame apie tai, ar tu iš vis matai, ką tu renkiesi. Ir ar matai, iš kokios savęs vietos tu renkiesi tai, ką tu renkiesi. Ar tu renkiesi tai dėl to, kad tai tave džiugina, ar dėl to, kad bijai, kad gali būti blogiau. Baimės užduotis yra išgyventi. Meilės užduotis yra kurti. Baimė klausia, kaip čia išvengti skausmo, kaip apsisaugoti. Meilė klausia, kas aš iš tikrųjų esu ir kaip aš noriu save išreikšti. Todėl, kai gyveni iš baimės, viskas susiaurėja, atsiranda tunelio vizija. Tu nieko aplinkui save nebematai, egzistuoja tik vienas tikslas – išgyventi. Lyg šviesa tunelio gale, kuri šiaip jau atrodo vis tolsta, kai tu tik prie jos priartėjai. O kai tu gyveni iš meilės, tavyje atsiranda daugiau gyvybės, laisvės, kūrybos. Pasaulis atsiveria tau visom savo spalvom. Tu pradedi matyti, kiek daug galimybių aplink tave yra. Įdomiausia yra tai, kad meilė pati, kaip emocija, kaip jausmas, yra pasirinkimas. Mums gali atrodyti, kad meilė, kaip ir visos kitos emocijos, mums tiesiog nutinka. Ir mes negalime nieko su tuo padaryti. Bet savo emocijas mes kurme pačios. Mes galime pasirinkti, kaip mes norime jaustis. Ir netgi jeigu tau sunku tuo patikėti, tu kasdien renkiesi, kaip jaustis. Tik tu tai darai taip automatiškai, kad tu to net nesuvoki, nes esi taip įpratusi. Tokia yra tavo vidinė programa. Ir rinktis meilę yra tikrai verta, net tada, kai tau baisu. Būtent, ne tada, kai yra lengva, o tada, kai jautiesi nesaugi, kai norisi užsidaryti, kai kyla noras gintis. Tada yra laikas rinktis meilę. Baimė, ji mums yra dažnai labai pažįstama, bet esmė yra nekovoti su baime, o neleisti jai tavo sprendimus priimti už tave. Tegu baimė būna, tegu jie egzistuoja, suprask, kad prieš baimę tu niekada nelaimėsi. Kuo labiau tu su ja kovosi, tuo labiau ji auga. Bet tu gali leisti jai būti tik vietoje to, kad koncentruotis į tai,
ką ji tau sako, vietoje to, kad koncentruotis į ją, daugiau dėmesio skirk meiliai. Skirk dėmesio tam, kas džiugina tave. Bent jau skirk dėmesio tam, kas negąsdina tavęs. Tiesiog suvok tą taisyklę, kad viskas, į ką tu susikoncentruoji, viskas, kam tu skiri savo dėmesį, tas auga. Taigi nustok savo baimę maitinti dėmesiu. Net jei tu dar neturi gebėjimo savyje auginti meilę, tai bent jau nustok kenkti savo. Nustok auginti baimę. Bijok, bet neaugink tos baimės savo dėmesiu. Kai tu jauti, kad tave užvaldo baimės mintys, eik išsivalyti virtuvės stalčių, pasivaikščiok, paglostyk šunį arba draugiai paskambink, daryk bet ką, kas nutraukia tavo flirtą su baime. Pastebėk, kaip meilė niekada nespaudžia, neskubina tavęs. Ji nekelia tau jokių sąlygų, ji neverčia tavęs elgtis kažkaip, kaip galbūt tau yra neaišku ar nepriimtina. Ji tik kviečia. Tyliai, švelniai. Ji sako, pabandyk, gal tau patiks. O baimė elgiasi priešingai, ji spaudžia, ji skubina, ji bando priversti tave kažkaip pasielgti, atrodo turi rinktis dabar. Turi paskubėti, nebėra laiko, tu vėluoji, dabar arba niekada. Meilė atpalaiduoja. Ji leidžia, ji priima, ji duoda erdvės. Todėl, jei priimdama sprendimą tu jauti spaudimą, turbūt tai nėra meilė. Net jei taip gali atrodyti, greičiausiai tai nėra meilė. Kiekviena akimirka yra pasirinkimas ir per tuos pasirinkimus tu kuri save. Taip, miela mano. Kiekviena diena yra pasirinkimas ir kiekvieną dieną savo sprendimais tu kuri save. Taigi atsiranda klausimas, ar tu kuri save per baimę ar per meilę. Deja, mes esame per daug arti savęs, kad pastebėtume tą skirtumą. Dažniausiai mes tiesiog reaguojame automatiškai. Kad pajausti tą skirtumą ir suvokti, iš kokios savęs vietos mes priimame sprendimus, mes turime į save pažvelgti sąmoningai. Todėl šiandien kviečiu tave šiek tiek sulėtėti ir atkreipti dėmesį į save, į tai, ką tu jauti. Nevertinti tai, kas yra, nekeisti, o pastebėti. Pirmiausia, tik pastebėti. Taigi paklausk savęs. Kaip paskutinį kartą savo draugiai pasiūlei susitikti, ar tai buvo todėl, kad nuoširdžiai norėjai pabūti su ja ar iš pareigos, nes, taip reikėtų. Kai socialiniame tinkle įkėlei postą, ar tai darei iš noro dalintis, ar iš poreikio, kad kas nors į tave atkreiptų dėmesį? Kai vietoje cepelinų ar picos pasirinkai salotas, tai buvo iš nuoširdaus noro pasirūpinti savo kūnu, savo savijautą, ar tai buvo iš prievolės, nes tu skaičiuoji kalorijas, nes galbūt meti svorį, vien tik tam, kad atrodyti kitaip. Kai tylėjai, vietoj to, kad pasakytum, kaip jautiesi, ar saugojai save, ar bijojai būti nesuprasta. Kai kažkam padėjai, ar tai kilo iš noro duoti, ar iš noro jaustis reikalinga. Kai lygini save su kitais, ar tai yra įkvėpimas augti, ar nepasitikėjimas savimi. Kai paskutinį kartą atsiprašei, ar tai buvo nuoširdus noras atkurti ryšį, ar bandymas išvengti konflikto. Kai paskutinį kartą pasakei taip,
arba pasakei ne. Ar tai buvo iš meilės ar iš baimės? Kaip jaučiasi tavo atsakymai į šiuos klausimus? Į kurią pusę krypo tavo atsakymai? Į meilę ar į baimę? Deja, kur kas dažniau nei norime pripažinti, mes reaguojame iš baimės. Ir žiūrėk, tame nėra nieko blogo. Baimė yra reikalinga. Ji gali būti sveika ir padėti mums augti. Pripažinti ir priimti savo baimę mums yra labai svarbu. Bijoti reiškia būti žmogumi, tačiau kai baimė pradeda valdyti mūsų gyvenimą, mes pradedame gyventi vien tik iš savo loginio proto, kitaip sakant, iš savo ego. Kai mūsų užvaldo stiprios emocijos, mūsų mąstymas dažnai pasirenka vieną iš dviejų kelių – kovoti arba bėgti. Čia mes akivaizdžiai susitinkame su savo vidiniais blokais. Tai nėra blogai, nes baimė mums parodo tai, ko mes šiaip galbūt nematom. Mes pamatome, ką mes laikome savyje ir kažkaip nesusitvarkome su tuo. Bet baimė nebūtinai visada pasireiškia kaip baimė. Baimė gali būti skėtinė emocija ir ji gali pasireikšti kaip puokštė visai kitų emocijų. Pavyzdžiui, kai per baimę įsijungia kovos būsena, mums kyla pyktis, frustracija. Mes reaguojame pulsyviai, norime gintis, aiškintis, norime įrodyti, kad mes esame teisios arba nekaltos. Kai įsijungia bėgimo būsena, kai norisi bėgti, pasislėpti, atsiranda vengimas. Mes vengiame to svarbaus pokalbio, mes sumažinam save. Ai, gal taip yra gerai, nieko čia nepadarysi, man tik tiek tai reikia. Mes bandome slopinti ir apeiti savo emocijas, numalšinti jas per senus įpročius. Persivalgymą, bereikalingą apsiparkinėjimą, alkoholį. Aišku, kai taip elgiamės, mums palengvėja tuo metu, bet problema lieka. Baimė lieka ir jis sugrįžta pas mus tada, kai mes jos mažiausiai laukiame. Bet tiek kova, tiek bėgimas kyla iš mūsų ego. Ir čia aš noriu pridėti, kad aš asmeniškai nematau jokių problemų su mūsų ego. Egzistuoja daugybė teorijų, kad ego reikia sunaikinti, pašalinti, ištrinti, išrauti iš mūsų esybės su visom šaknim. O aš tikiu, kad ego yra dalis manęs. Ir sunaikinti jį reikštų tą patį, ką sunaikinti dalį savęs. Ne. Aš tikiu, kad tokia, kokia aš esu nuostabi. Mano ego man padeda pasiekti tai, ko aš noriu. Netgi štai šį įrašą iš dalies man padeda kurti mano ego. Jis gali būti puikus patarėjas. Todėl ne, aš netikiu, kad problema yra pats ego. Problema yra tada, kai aš leidžiu savo ego išaugti į kažką didesnio nei mano meilė gyvenimui. Kada aš leidžiu jam valdyti mano veiksmus ir priimti už mane sprendimus. Iš esmės problema atsiranda tada, kada vietoje to, kad pati prisiimčiau atsakomybę už savo gyvenimą, aš ją perleidžiu savo ego. Taip. Va tada atsiranda problema. Ir gana patogi problema, nes tada aš turiu ką kaltinti, ar ne? Baimė stiprina ir augina ego. Baimėje mūsų ego jaučiasi saugus, tačiau mes nesame mūsų ego ir mes nesame mūsų baimės. O kitoj baimės pusėje yra kita mūsų dalis, tyli, tvirta, joje gyvena meilė.
joje gyvena vidinis žinojimas. Tas žinojimas, kad nėra ko bijoti. Toje dalyje mūsų ten gyvena aiškumas, gyvena ramybė ir pasitikėjimas. Man tai jaučiasi kaip mano vidinė ašis. Ir kai aš gebu susijungti su ja, išlikti joje, mano sprendimai gimsta ne iš spaudimo ar gynybos, jie gimsta iš to vidinio stabilumo. Būtent iš šios vietos natūraliai vyksta augimas ir pokytis, toks tikras, aiškus, mylintis, toks, kurį jauti visą savo širdimi. Ir kai aš jaučiu, kad aš jau tolstu nuo to vidinio žinojimo, nuo vidinio saugumo, man yra aišku, kad čia vėl veikia mano baimės. Ir aš noriu rinktis. Vėl rinktis sugrįžti į save, rinktis vidinį saugumą. Aš noriu rinktis meilę. Visgi, nėra taip, kad tu nusprendi, dabar tu renkiesi gyventi iš meilės, iš to savo vidinės ašies ir tau tuoj pat pavyksta. Ne. Dažniausiai tam reikia laiko. Meilė ir baimė yra įprotis. Kažkada tu įpratai į viską reaguoti iš baimės. Dabar tau teks įprasti kitaip. Įprasti rinktis. Rinktis į viską reaguoti iš meilės. Tai yra įgūdis. Ir jam reikia laiko. Tu jį ugdaisi per sąmoningus pasirinkimus, per dėmesį, per švelnumą savo. Štai kodėl aš vis kartoju, būk švelni savo, nes meilė gyvena švelnume. Taip. Meilė reikia švelnumo ir kartais jai reikia drąsos. Reikia išdrįsti paleisti baimę, prie kurios esame taip įpratusios. Bet nuostabu yra tai, kad ta drąsa jau yra mumyse. Ta drąsa mumyse kuria tą vidinio stabilumo jausmo, tą ašį, apie kurią aš kalbu. Tu gali dar nežinoti, kaip ji jaučiasi, bet ji jau yra tavyje ir tas jausmas, kad ji yra, ima tau ryškėti kas kart, kai tu bent trumpam sustoji, pastebi, kas vyksta ir galbūt šį kartą renkiesi kitaip, nei esi įpratusi. Ir čia tame tarpelėje tarp to, kas vyksta ir tavo pasirinkimo reaguoti kitaip, sprendimo šį kartą rinktis meilę, ne baimę, va tam tarpelėje vyksta tikrasis gijimas. Taip, tavo skausmą, tavo liūdesį, tavo traumas, šešėlius, viską mes gydome ne per baimę, ne per saviplaką, ne per jų analizavimą ir perpasakojimą 100 kartų. Mes gyjame per meilę. Nes gijimas iš esmės yra išsilaisvinimas iš baimės. Tu gyji tada, kai tu išsilaisvini iš savo baimių. Deja, neegzistuoja vienas greitas ir stebuklingas būdas, kaip akimirksniu ištirpinti savo baimę ir ją paversti meilę. Bet tai nėra ir raketų mokslas. Tai nėra neįmanomas dalykas. Meilę reikia rinktis. Kasdien, kiekvieną akimirką, kol tas pasirinkimas taps natūralus ir savaime suprantamas. Kaip ir bet kuris įprotis, kurį mes keičiame iš pradžių, jis jaučiasi keistai, mums yra neįprasta. Bet mes mokame gerai daryti tai, ką mes darome dažnai. Todėl rinkis meilę, vėl ir vėl, klysk, klupk, o tada vėl rinkis meilę. Ir kažkada tai taps natūralu. Kiek ilgai tai užtrunka? Aš tikiu, kad tai priklauso nuo to, kokioje būsenoje yra kiekvienos mūsų nervinė sistema dabar.
Kuo labiau ji yra atsipalaidavusi, tuo greičiau tas virsmas vyksta. Jei ji yra įsitempusi, galbūt įsitempusi iki negalėjimo, tai gali užtrukti ilgiau. Bet, miela mano, tu niekur nevėluoji. Duok savo laiko. Duok savo tiek laiko, kiek tau reikia. Ir duok savo meilės ir švelnumo. Kiekvienos mūsų kelias yra unikalus. Nelygink savęs su niekuo. Kiekvieną kartą, kai turi priimti sprendimą, leisk savo sustoti, nurimti. Galbūt pabūti tyloje su savimi, leisk savo pajusti tą vidinę ramybę, susijung su ja ir paklausk savęs, ką šioje situacijoje darytų meilė. Kaip į šią situaciją aš galiu pažvelgti su meile. Kas nutiktų, jeigu aš į šią situaciją pažvelgčiau su meile? Ir kviečiu tave rinktis meilę. Rinkis ją vėl ir vėl. Žinoma, nebus taip, kad pasirinkus meilę baimė stebuklingai išnyksta. Ji neišnyksta, bet taip pat ji nebegąsdina tavęs. Nebegąsdina tavęs taip labai. Ir palengva tu leidi savo atsiverti ir pamatyti galimybės, tokias galimybės, kurių per baimę tu anksčiau nematei. Atpažink savo vidinę drąsą. Sąmoningai rinkis savo vidinį augimą ir priimk visus rezultatus su dėkingumu, su pagarba savo. Pradėk gyventi iš širdies, iš savo vidinės ašies ir pajausk, kaip tu tampi atviresnė gyvenimui ir kaip nuostabiai tas jausmas jaučiasi tavyje. Pažadu. Taip, aš tikrai drįstu pažadėti, kad kaskart, kai vietoj baimės tu rinksiesi meilė, tavo energija keisis ir viskas susidėlios taip, kaip turi būti. Kaip sakant, pabaigoje viskas bus gerai, o jeigu dar nėra gerai, vadinasi, dar nėra pabaiga. Taigi štai, tiek aš norėjau tau šiandien papasakoti apie meilę ir baimę. Labai noriu, kad mano žodžiai paskatintų tave tiesiog pradėti atkreipti dėmesį ir pastebėti, kokioje energija tu gyveni dažniau, su kuo tu dažniau renkiesi flirtuoti, su meile ar visgi su baime. Pabaigai dar pasidalinsiu tokiu gana įdomiu faktu, o gal tiksliau istorija apie įdomų faktą. Chase'as Hugas, buvęs JAV specialių pajėgų agentas, o dabar knygų autorius ir saviugdos mokytojas, viename interviu buvo paklaustas, koks yra geriausias patarimas, kurį esi kada nors gavęs. Ir jis atsakė vieną žodį – nebijok. Toks yra pats geriausias patarimas, kurį jis kada nors yra gavęs. Ir šitą patarimą jis rado šventame rašte. Pasirodo, šventam rašte žodelis nebijok kartojasi daugiau nei 300 kartų. Kai kur yra rašoma, kad jis kartojasi net 365 kartus. Tai yra kiekvienai metų dienai po vieną. Nežinau, ar tai tiesa ar ne, bet pasirodo, nebijok yra vienas dažniausiai besikartojančių patarimų ne tik krikščionių knygose, bet ir kitų religijų raštuose. Ir žinai, aš tikiu, kad tas kažkas, kas yra kur kas didesnis už mus, kad ir kaip tu tai vadini, norėtų, kad mes verčiau rinktumėmės meilę, ne baimę. Nes baimė nes meilė yra tai, kas mus augina. O aš tikiu, kad visata nori augti ir plėstis. Dabar su daug meilės apkabinu tave. Iki kito susiklausimo po 2 savaičių. Dangira.